Šiandien mes susirinkome ypatingą progą. Tai renginys skirtas Ukraina, būk amžinai laisva. Mūsų mintys, širdys, viskas yra solidarizuojasi su mūsų ukrainiečių tauta. Mes reiškiame didžiulę tikėjimą ir viltį, kad jų padangėje vėl bus graži saulutė ir jų laukuose žydės gražuolės saulėgrąžos. Taigi, o kad mano mintį pratęsti toliau, pakviesime mūsų gerbiamą nepriklausomybės akto signatarą Mečių Laurinkų. Apie Ukrainą komentuojama kasdien. Manau, kad per radiją, per visą žiniasklaidą per dieną, po kokius 5 kartų, tai praktiškai visi viską girdi, maždaug viską žino. Šįryt išgirdau, kad tą pačią paminėjimą kariuomenės diena Lietuva paskyrė Ukrainos dronų gamybai 10 milijonų, taip liktai neapsirinko. Čia tas rautas pagalbos Ukrainai yra nenutrūkstamas iš Lietuvos įvairių dalykų, ne tik tai pinigais, įvairiai vyksta, iš įvairaus lygio, kaip sakant, visuomenės ir sluoksnių, ir valdžios sluoksnių, ir visa kita, pradedant prezidentu. Ukraina pastoviai yra minima, solidarizuojamasi, pergyvenama ir pagal savo kiek galimybės ir padedama, ir kovojama, ir organizuojama, kad kiti padėtų. Aš pats esu buvęs Ukrainoje ne vieną kartą, jau kitokiais tikslais, ne literatūriniais, ne kultūros klausimais. Dar kai buvau valstybės saugumo departamento vadovu, lankiausi ten 3 kartus, tai yra tokie oficialūs, formalūs, bet neformaliai lankiausi dar tiek pat. Ir daug bendravom, daug kalbėjom, tada buvo dar visiškai kitos aplinkybės, ir Krymas buvo kitaip ir taip toliau, ir teko jame būti man. Ir, kągi, pasuko Ukraina aiškiu keliu, ten, kur ir mes pasukom, pasuko taip, kaip čia pasakyti, energingai. Ir pasuko tokia, ne šiaip savo, kad eitų paskui ką nors, bet, kitaip sakant, turėdami savyje tą nusistatymą. Ir čia yra labai didelis dalykas, kad aš galvojau vis tiek, kai prasidėjo, kaip sakant, Rusija užpuolė ir pradėjo tą, ką daro iki šiol, tai aš galvojau, kad vis tiek tas žmonių nusiteikimas gali būti įvairus. Dalis taip, dalis taip ir taip toliau. Bet tai buvo vis dėlto gana ryškus, didelis, vieningas pasipriešinimas. Taip, čia įdomu. Aš norėčiau papildomai pasikviesti čia pat ir gerbiamą kolegą, signatarą. Jis, kaip jau minėjau, buvo užsienio reikalų ministrų, neatšaukiamai. ir Petrą Vaitiekūną, kuris nuo Sąjūdžio laikų irgi
dar daugiau negu, pavyzdžiui, aš personaliai, jis bendravo ir su Ukrainos, ir tuo metu su Rusijos viso tą demokratiniu pasaulio dalimi, kuri mūsų ir parėmė tada labai tikrai, labai nuoširdžiai, aiškiai. Apie ir nesąjūdžio laikų, ir jau būdamas tam tikrose pozicijose užsienio reikalų ministrų, paskui dabar ambasadorių. Mes žinom Petro Vaitiekūno vaidmenį ir beje Sakartvele, tuo metu vadinamoj Gruzija. Tai įvairiose pozicijose tai yra žmogus, kuris prasidėjus, mes atsimenam, kai buvo okupuotas Krymas ir jis beveik kas antrą vakarą televizijoje kalbėdavo ir komentuodavo. Ir kada tai žmogus, kuris nuvažiavo į fronto liniją, į apkasus ir yra buvęs ten ne kartą ir ten, gal, kiek aš žinau, gal apsirinku, ten ir nakvojęs. Tai, kitaip sakant, žmogus iš arti daug ką žinantis ir apie žmonių nuostatas, ir apie kai kurias situacijas ir visą kitą. Kodėl Lietuva sėkminga, o Ukraina nesėkminga? Kodėl nesėkminga? Karo siaubama. Taip, šitokio požiūrio. Ir neturtinga, ir nesėkminga, ir karo siaubiama, o Lietuva laisva ir sėkminga. Tai todėl, kad jūs, Lietuva, tokiu keliu nuvedė. Jūs, mūsų karta. Mes turėjome aišku atsakymą į tokius paprastus klausimus, kur žmonės neuždavinėja. Juos galime šiaip suformuluoti. Pagrindinis klausimas, į kurį Lietuva ir lietuviai, mūsų karta ypatingai atsakė, tai kas mes esame. Valstybės mastu mes atsakėm teisingai, mes esame europiečiai. Mes esame europiečiai. Mes norim ir turim sugrįžti į savo vietą Europą. Tai buvo toks aiškus dalykas, kad man net į galvą neteitų apie tai kalbėti, jeigu aš nebūčiau buvęs Baltarusijoje ir Ukrainoje, Gruzijoje. Taigi, klausimas, kas mes esame, ko mes norim grįžti į Europą, iš kur mes ateinam. Iš okupacijos. Patys pagrindiniai klausimai. Nei baltarusiai, nei ukrainiečiai atsakymų iš šitos klausimus neturėjo. Aš daug kur skaičiau paskaitas universitetuose ir studentams neįmanoma buvo. Dažniausiai jie sakydavo, kad anksčiau tai mes buvom postsovietskiai, o dabar tai sako, anksčiau buvom sovietskiai, dabar lyg tai postsovietskiai. Sakė, neaišku. Dar vieni man sakė Mariupolį, kad mes esam Priazovskiai. Išranda tokių dalykų, paskui Besarabijoje, tai čia ta dalis nuo Odesos į vakarus Besarabijai. Sakė, Petrai, sakė, tu negalvok, mes nesam prorusiški, mes esam proimperiški. Mes norim imperiją atgal. Vienu žodžiu, labai marga šalis, su labai margais interesais. Ir tokio atsakymo į klausimą, ko jūs norit, ten nebuvo. Vienas ministras man, užsienio reikalų, sakė, Petrai sakė, jūs mažiai, jums nėra kur dėtis, jums reikia į Europą, mes dideli, kur norim ten plaukiam, ką norim ten darom. Ir mes tokie protingi, kad mes, kaip protingas veršis, žysim dvi karves. Rusijos ir Europos. Nepriklausydami pilnai nei tai. Ir sakau, šitas trečias kelias veda į tą pačią Kremlių, į Rusiją.
to sprendimo nebuvo. Karas, aišku, niekada nieko nesukuria, bet karas nuvalo apnašas. Ir šitas karas, kuris prasidėjo, kaip jau tu ir sakėjai, tas ukrainietiškas pradas, jis išsigrynino ir pasirodė. Žmonės apsisprendė. Mes esame ukrainiečiai, mes norim grįžti į Europą. Bet tai yra tik tai dalies Ukrainos ir ukrainiečių sprendimas. Aišku, mes labai užjaučiam ukrainiečius. Taip kaip užjaučia visas laisvas pasaulis. Bet lietuviai remia Ukrainą ne tik iš užuojautos. Ne tik iš užuojautos. Visų pirma, remkit dėl to, kad tai didina kol kas Lietuvos saugumą. Kol Ukraina kariauja, mes remiam pinigais. Kai Ukraina nustos kariauti, Putinas nesustos. Mums reikės už savo laisvę mokėti didesnę galbūt kainą. Mes vežam daiktus. Taip ir vadinasi, daiktai frontui. Taip atrodo, kad lyg tai jie turėti viską ir iš tikrųjų Ukrainos kariuomenė užtikrina ir suteikia didžiąją dalį daiktų to, ko reikia kariui, bet yra tokie paprasčiausi buitiniai dalykai. Tai va tai, ką jūs perdodate šiandien, vilnonės kojinės, apatinis trikotažas ir daugybė smulkių dalykų, kas sudaro didžiąją paramos dalį. Šiandien mano vyras, būdamas Ukrainoje, vykdo misiją 130 šildytuvų kariams. Tai yra nupirkta 130 dujinių šildytuvų ir išvežiojama į pafrontės vietas, ypač medikam atiduodama tam, kad tos patalpos šiltų, nes ten yra tikrai, kaip jūs žinote, ten tikrai trūksta elektros, elektra paprastai nepadarysi. Pernai metais vežėme ir šiemet vėl vešime, žiemos metu yra labai aktualu tas, kas mums dar daugumai atrodo prabangos dalykas, rūbų džiovintuvai, džiovyklės didelės, o todėl, kad nedžiūsta. Ir medikų ypač suteptos jau paklodės, viską reikia perplauti ir iki kitos nakties paruošti švariai, tada statome elektrinės džiovyklės, tada prie tų elektrinių džiovyklų atsiranda generatoriai. Ir prie visų šitų daiktų reikalinga labai smulkus daiktai, tai labai prašau, nesustokit, padėkit, nes kiekviena kojinė, kiekviena pirštinė, kiekviena kepuraitė suranda savo žmogų tam, kam to labai labai reikia. Ačiū jums labai visiems. Ačiū jums. Золотиться жито, і цвіте калина у гаю, вишиває жовтим літо, я ж країну серцем всім люблю. Я налечу, країна лечу, навкруги розкинувся розмай, летять лелеки, кличуть моє серце в рідний край. Соловей співає на калині, пісня лине аж за небо край. Серце моє там, де Україна, серце моє там, де рідний край. Соловей співає на калині, пісня лине аж за небо край. Серце моє там, де Україна, Україна там, де рідний край. Не та ружа, що за садом, а та ружа, що в саду. Не той милий, що двох любить, а той милий, що одну. Не той милий, що двох любить, а той милий, що одну. Я кохаю, повір мій,
як станемо ми парою, то серце злюбиться. За хмарами над річкою глибокою, так кружляють парами, а я не знаю спокою. За хмарами гости голубляться, як станемо ми парою, то серце злюбиться. Як станемо ми парою, то серце злюбиться. Без попереджень усі приходив знов, до тебе бігла коханий коса. А ти мені любов свою знайшов, чи то мені все так здалося? За хмарами над річкою глибокою, так і кружляють парами, а я не знаю спокою. За хмарами голуби голубляться, як станемо ми парою, то серце злюбиться. За хмарами над річкою глибокою, так і кружляють парами, а я не знаю спокою. За хмарами голуби голубляться, як станемо ми парою, то серце злюбиться. Як станемо ми парою, то серце злюбиться. Зустрів троянду, вона цвіла в моєму серці, вона жила ти квітку, я так хотів, та й не побачив, її жила ти квітку, я так хотів, та й не побачив, її жила вранці. Я сад пішов, але троянду там не знайшов, де ти трояндо, тебе шукав, чому тебе я, та й не зірвав, де ти трояндо, тебе шукав, чому тебе я, та й не зірвав. Ой, хлопці, ви молодці, не від троянди, ви чарівні, нехай троянди, в саду ростуть, і сяє сонця, вони цвітуть, нехай троянди, в саду ростуть, і сяє сонця, вони цвітуть. Labadiena visiems susirinkusiems. Čia visiškai greta per kelią perėjus yra Gravitacijos Ukrainos mokykla privati. Ir dar to negana, aš dėstau jiems lietuvių kalbą. Pas jų šiandien vieši nulinukai, pirmos klasės mokinukai ir antros klasės mokinukai. Ir mes šiandien norim grįžti į vaikystę, į tuos visiems žinomus eilėraštukus. Visi savo, jūs galbūt anūkėlius, mokote šių eilėraštukų. Ir atleiskite, jeigu mes nelabai teisingai lietuviškai tarsime, bet mes labai stengsimės. Mano batai buvo du.
Nosotros